Toks jausmas, kad jums nesvarbu su kuo žaisti, jūs vis traukėt ant tų lygių rezultatų, šiandien pavyko daugiau. Nu, iš tikrųjų, sukūrėm begalę traukės, realias 5-6, pasiteisino pasirinkta taktika absoliučiai iš tikrųjų. Pasirinkom tą žaidimą labiau antro numerio, greito perėjimų į puolimą, iš tikrųjų turim keletą greitų žaidėjų, tai tas pavyko. Ir pasiteisino absoliučiai šitą pasirinktą taktiką. Gal buvo verta anksčiau pralaimėti, kad po to būtų pergalė? Gal buvo verta anksčiau įmušti iš dėkingų progų, tai būtų ir tų pergalių daugiau iš tikrųjų. Nu, šį kartą pavyko šiaip ne taip išnaudoti, nors realiai sakau, progų sukūrėm tikrai daug. Kalbant apie ateitį, matot save pirmame ketvirte? Aišku, matome, pasitikim savo jėgom ir manau, kad pilnai galim žaisti pirmam ketvirte, galbūt pavyks pakeisti keletą žaidėjų, kurie mažiau lanko, to prasme, matom galimybę galbūt šiek tiek pasistiprinti, nes mažokai yra keitimų, taip sunku išlaikyti tą tempą. Bet kažkaip šiuose rungtynėse turbūt vienas iš nedaugelio rungtynių, kur pavyko neprarasti pilnai vidurio iš tikrųjų ir praktiškai bent jau kontratakuojant turėjom vidurį, ginantis turėjom vidurį, ta prasme. Galim, sakykime, nesvarbu, kad jie turėjo iniciatyvą, bet galim taip jautėmės, kad mes kontroliuojam labiau žaidimą. Prieš rungtynes, ką galvojate apie varžovus? Apie varžovus galvojam, kad jie iš tikrųjų yra labai patobulėję, kad tai yra labai pavojingas varžovas, tai nėra tas Barklajus, kuris, sakykime, ten pirmam, antram sezone turbūt visi išeidavo į aikštę, galvodami pasigerinti įvarčių santykį. Tas nusiteikimas irgi turbūt padėjo mums iš tikrųjų gan sėkmingai sužaisti.